Taip, tada ir pradedam komiteto posėdį. Dabar yra 2024 metų vasario 8 dieną, 10 valandą. Biudžeto ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis. Posėdėje dalyvauja Zenonas Zimkus, Neringa Trinskienė nuotoliu, Antanas Kairys, Igoris Malinauskas, Šarūnas Varna prisijungs nuotoliu, jau yra prisijungęs nuotoliu, ir Rimas Želvys. Posėdžio pirmininkas Zenonas Zimkus. Posėdėje dalyvauja meras, taip pat dalyvauja vicemeras Viktoras Doda, administracijos direktorius Povilas Balčiūnas ir kontrolierė Rima Judokienė ir sekretorius Edita ir Milda. Taip, darbotvarkė dėl savivaldybės 2024 metų biudžeto projekto. Taip pat yra vienas papildomas darbotvarkės klausimas, 36, kurį siūlom šiandien taip pat pristatysiu ir mes pritarsim ar nepritarsim šito klausimo svarstymui ir po to kiti klausimai. Ar būtų kokių pasiūlymų? Pageidavimo, jeigu nėra, tada komitetų posėdį pradedam ir pirmo klausimo, tada 36 darbotvarkės klausimas dėl 2002 metų birželio 16 dienos valstybinės žemės nuomos sutarties numeris 67 su visais aktualiais pakeitimais nutraukimo. Taip, ir dabar pristato vyriausioji specialistė Auksė Grafskinė. Prašom, Auksė. Gautas vasario 5 uždarosios akcinės bendrovės Pasvalio gerovė prašymas nutraukti prieš terminą sutartį valstybinės žemės nuomos dėl žemės sklypo esančio Mūšos gatvėje 12 Pasvalio mieste. Dalies 7,45 m2 ploto iš bendro sklypo, nes perleido pastatus ir jam nebeaktualu. Aišku, ačiū. Būtų kokių klausimų komiteto nariai? Nėra klausimų, taip? Bus sudarytas naujų savininkų, nauja sutartis. Taip. Tai gerai, komiteto nariai, ar pritarėm sprendimo projektų svarstymui? Taip, jeigu pritariam, ačiū už klausimų pristatymą. Ačiū. Profesionaliam, kaip priemonės. Taip, dabar pereinam prie dėl biudžeto projekto. Prašom, Dalia, pristatykit, kadangi visos komitetos jau buvo svarstytas ir aš sakyčiau, kad jūs turėtumėt pristatyti, kas buvo papildomai siūloma, nes komitetų nariai mes visą biudžetą išklausėm, taip kad geriau bus daugiau laiko klausimams. Prašom, Dalia. Taip, visose komitetuose biudžetas buvo svarstytas, išsamei aptartas. Tikrai nemažai laiko tam skyrė biudžeto tarybos nariai. Pasiūlymų kažkokių papildomų pageidavimų nebuvo. Tik tai noriu pasakyti tą vieną dalyką, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras pasirašė įsakymą dėl tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės finansavimo, tai papildomai į pajamas įdedam 20,2 tūkstančius eurų ir mūsų pajamos būtų dabar 46 105,7 tūkstančiai eurų, atitinkamai išlaidos pasideda į pirmą programą. Savivaldybės administracija administruoja šias lėšas, tai ir didėja asignavimai 20,2 tūkstančio eurų, iš jų 19,9 darbo užmokestis. Tai dabar Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto asignavimai būtų 48 118 800 eurų. Tai tokie tik tai pakeitimai.
Aišku, ačiū. Dabar komitetų nariai turit klausimų. Igoris. Dėl to sporto aš netradau dėl sporto. 140 000 yra profesionaliam, kaip visada. O kiek yra pinigų mes šnekėjom, kad ir iš Arūnų šnekėjom, sakė, kad šnekės su jumis ir kad ir su administracija, ir su meru turbūt, kad bus atrasta daugesnė suma bendram sporto komandų ir sporto aktyvumo rėmimui. Kokia, norėčiau žinoti, ne kokia suma, nes aš jos tikrai neradau, kokia suma bus kitam sporto rėmimui. Komandom. Aš esu truputį Gintautas Gyvūnas, jeigu galima. Gerbiamas kolega, sportui visada būdavo numatyta 70 000, jeigu jūs teisingai atsimenate. 40 000 būdavo profesionaliam, 30 būdavo klubiniam. Šiuo atveju veiklos plane, kur finansų skyriaus vedėjus turbūt rodė, yra 140 000, kuriuos jūs minėjote. Ir iš tų tūkstančių pirminis variantas apie 100 000 profesionaliam, 40 klubiniam. Bet aišku, tai taryba skirstymo metu nuspręs, kaip turėtų tai būti. Tada atsakykite, jeigu jūs jau, aš suprantu, buvau išreiškęs prašymą, kad būčiau pakviestas į biudžeto sudarimo grupę arba ten darbo grupę, kas ten buvo, kad daugiau susipažinti su biudžetu ir žinoti daugiau, pritomis, kai niekas nekviečia opozicionierių, kad mažiau žinotų, bet tada pasakykit, kodėl mes profesionaliam sportui daugiau skiriam finansavimo, bet man labai sumažinam sumą savo vietinių sportininkų rėmimui, komandų rėmimui, aprangos įsigijimui, inventoriaus įsigijimui, galbūt transporto ir panašiai. Biški, aš manau, ar nėra galimybės atrasti mūsų vietiniam sportui, mūsų neprofesionaliam sportui, atrasti biški didesnį finansavimą mūsų gyventojų palaikymui. Gintautas Gyvūnas. Gerbiamas kolega, aš nežinau, ar iš tikrųjų reikėtų sudaryti grupę ir biudžetą svarstyti kviečiantis opozicijos ar pozicijos atstovus. Šitą darbą turi padaryti administracija, ką jie ir padarė. O opozicija kartu su pozicija, arba dauguma, jeigu pagal įstatymą, klausimus svarsto komitetuose ir tarybos posėdėje ir išreiškia savo nuomonę ir pritarimu ar nepritarimu atsižvelgia visus dalykus. Kitas dalykas, jeigu jūs sakote, kad sumažinimas ir mano paminėti skaičiai buvę 30 000 ir dabar esantis 40 yra sumažėjimas, na tai jūs jau nepykite. Aš nesakiau apie sumažėjimą. Jūs sakėte sumažinimas. Nesakiau apie sumažėjimą. Prašom, Igoris, išklausykime. Aš nesikabinu prie žodžio, aš paprasčiausiai sakau, ką girdėjau. Ir kitas dalykas, mes kalbame dabar ne apie sportininkus, kurie iš tikrųjų yra mūsų sporto mokyklos, vaikai, jaunimas, kurie užsiminėja per seniūnijas. Čia kalbame tik tai apie klubinį sportą, rankinis futbolas, klubai, kurie yra, apie jų finansavimą, apie tą milijoną, kuris sporto mokykloje, ir pavėžėjimas, ir aprangos, ir visa kita. Tai yra vienas dalykas. Bet tie klubai, kurie vykdo veiklą savarankiškai, lygiai taip pat kaip Pieno žvaigždės, lygiai taip pat Ryklys ar ten kažkokie kiti, kurie turi savus pavadinimus, jie ne vien tik iš savivaldybės lėšų išlaikomi. Jeigu visi klubai pritrauktų tiek pat lėšų 6 kartus daugiau negu skiria savivaldybė, tada, kodėlgi ir ne, galima tą dalyką ir kitur pasižiūrėti. Bet kitų klubų pritraukimo aš nežinau, todėl negaliu to komentuoti. Mes kalbame apie 40 000, kurie dabar maždaug numatyti. Bet dabar dar kartą pasakysiu, kad aš nesnekėjau apie finansavimo sumažinimą. Nešnekėjau. Tada atleiskite. Aš sakau, kad nereikia jo palikti tokio pačiam gal kaip buvo, bet reikia padidinti ir laisvo laiko praleidimo sportininkai pas mus yra įvairios komandos, ir seniūnijų komandos, ir krepšinio, ir futbolo, kurie žaidžia, kurie važinėja taip pat po rajonus ir reklamuoja mus ir sportuoja. Ar mes už sveiką visuomenę ir už sportavimą, ar tik tai už vienos komandos palaikymą? Aš prašau, kad atrasti galimybę dar, nesakykime, 50 000 pakelti bendrų sportininkų finansavimą visos visuomenės sporto aktyvumui pakelti.
O ne kaip sakiau, kad aš nesakiau, kad visokių sumažinom. Aš net nežinau, kiek buvo, aš paklausiu dalės, kokias buvo finansavimas tam sportui. Ir aš šiandien prašau, kad atrasti papildomai dar kokį 10 000 iki 50 000, kad tam sportui būtų, kad per visuomeninį sporto komitetą būtų galima skirti tiem sportininkam, sporto aktyvumui ir visuomenės sveikingumo pagerinimui mūsų rajone. Nuostabus jūsų pasiūlymas, žinokite. Aš tikiuosi, kad sekretoriatas jį iš tikrųjų užrašo į protokolą ir mes jį turim grįžti prie jo ir prisiminti. Jums vedėja apie praėjusių metų biudžetą kalbėdama, turbūt kalbėjo, galiausiai patys visi žinome, kad praėjusių metų biudžetas palyginti su to, ką mes patvirtinom vasario mėnesį, padidėjo 2,5 milijono eurų įvairiose srityse. Ir mes skiriam papildomai lėšų ir profesionaliam sportui, ir dėl klubinio aš dabar tiksliai neatsimenu, bet mes visos sumos, visko pačioj pradžioje negalim suvesti galų su galais. Bet tai, ką jūs siūlote, ir po gero ne 10 000, ir 20 ar 30, bet prie to klausimo, visų pinigų dabar jau galim neskirti visų pinigų visiems metams. Bet paprasčiausiai patys savo įsipareigoti, kad birželį peržiūrint biudžetą, šito dalyko neužmirštume ir tą sumą skirtume. Tvarkoju, puikus pasiūlymas. Gerai, ačiū, jeigu tai būtų gerai. Gerai, ačiū. Daugiau būtų klausimų? Ne, aišku, viskas. Kiti komiteto nariai, gal turit klausimų? Neringa? Neturit klausimų? Dabar atsiprašau. Prašom, Igoris. Dėl autobusų parko, tai aš žiūrėjau, netradau niekur, kiek mes skiriam autobusų parką naujų autobusų įsigijimui. Mes autobusų parkų skiriam tik tai nuostoliam dengti ir... Autobusų mes neėdėm, kad pakeisti senus autobusus gal mažesniais ir ekonomiškesniais ir kūro atžvilgių, nes mes žinom, kad važiavimo maršrutais ir yra labai mažai keleivių, bet kuriuos mes turime garantuoti kaip savivaldybė ir gal pakeisti transportą iš didelių autobusų į truputį mažesnius autobusus, tuo sutaupant kūrą ir sutaupant kitas išlaidas išlaikymą, nes tie autobusai tikrai seniai yra ir aš tikrai neradau tos dalies, kur būtų įdedami finansavimas autobusų parko autobusų atnaujinimui. Tai jeigu pažiūrėsiu praėjusius metus autobusų parkui skirtą vaikų pavėžėjimui ir nuostolių dengimui, tiek pervedėm 860 000 eurų kažkur ir iš tų lėšų autobusų parkas dar įsigys autobusą. Tai reiškia, jie gauna iš mūsų pajamas ir jie dar gali įsigyti autobusą. Tai čia bus tik tai vaikų pavėžėjimui? Viskam. Aišku, ačiū. Dar būtų kokių klausimų? Tai ką, jeigu daugiau klausimų nėra, tada aš prieitą komiteto posėdį mes sprendimų projektų svarstymų pritarėm. Šiandien čia yra antras mūsų komiteto posėdis, kadangi klausimų daugiau neiškilo. Tai aš tik norėčiau palinkėti, kadangi posėdis vyks 14 vasario ir palinkėti visiems, kad mes šitą biudžetą priimtumėm su meile ir priėmė šitą biudžetą. Reiškia, darbuotojai ir visi kiti gaus atlyginimus. Ir labai norisi padėkoti, kad padirbėjo visgi tie, kurie ruošia biudžetą, dėlioja, kaip mes kalbam, į kiekvieną stalčiuką reikia sudėlioti. Ir matyti, pirminiam etape būna labai daug ginčių, be abejo, bet reiškia, ginčius įvertinus yra įspręsti klausimai. Aš irgi kiek gilinausi, kas buvo prašyta, numatyta, yra pagal galimybės tai atliepta, patenkinta. Tai yra gerai iš tikrųjų. Ir aš tikiuosi, kad mes visi vienbalsiai ir pritarsim trečiadienį balsuodami dėl šito biudžeto. Gerai, šitą... Labai gražią kalbą pasakė, tikrai, gal jūs ir išgirdo, jūs gal buvote ir padavė kažkokiu tai pareiškų ir jūs buvote išgirstas, bet jūs esat
kitoj pozicijoje, o jūs gal ir girdi, bet mūsų labai dažnai negirdi niekas. Už tai taip ir yra. Bet Igoris ir opozicija, jeigu su meilė pritars, Su šitą meilė biudžetą, tai reikia čia tam, bus ką girdi, o ne to, ko negirdi. Svarbiausiai, kad jis yra subalansuotas ir, kaip aš sakau, šitą sistemą bus. Rimai. Gerai, tada papildomai kažkokio sprendimo šito klausimo nereikia priimti, ar ne? Pritarėm. Aš kiek, ar pritarėm šitam biudžetui? Pritarėm. Vienbalsiai. Nėra susitikimų. Neringa, pritarėt? Neringa, pritarėt? 20 sekundžių. O, puiku. 2 kartus. Šarūnas tai tikrai pritarė. Pritarė Šarūnas. Malonu. Pritarė Neringa, svarstykim, būtinai. Svarstymų jau Kitaip pritarėm. negali, pritark ar nepritark, mes svarstyti. Taip, gerai, tada šito klausimo baigiam ir dabar prie kitų klausimų. Čia iškilo toks klausimas dėl Rail Balticos, ar ne? Jo. Igoris, gal tu trumpai pristatyk. Taip, trumpai. Skambino bendruomenės atstovas, sakė tą pavardę, aš tikrai dabar neatsimenu, bet sakiau, kad parašytų raštiškai merui, administracijai, tarybos nariams kreipimąsi. Ir kad sudalyvautų tarybos posėdį, eina šneka apie tai, kad žemelis tenai tuos kaimus vardino, Rimas girdėjo ir apie tai, kad jie prašo, kad Vaškuose būtų padaryta ta Rail Balticos įstojimo aikštutė. Merė, perduodu informaciją, tik tai ką, šnekėjau dabar telefonu ir pirmininkas atėjo, bet jau pavėluotai biškiai tą pokalbį netą. Aš jam sakiau žmogui, parašykit jūs raštiškai, ateikit į posėdį, sakykit savo nuomonę, jūs turite teisę, o mes tada žiūrėsime ir spręsime. Dvi galimybės. Jo. Gintotis Gegužinskas, jeigu galima. Kaip žinote, berods ar ne kovo 5 bus tie susitikimai ir viešie svarstymai, ir tai žodžiu yra dvi galimybės. Mes esam lygiai tokie pat viešojo svarstymų subjektai, kaip ir kiekvienas pilietis, bendruomenė, rajonas, per kurio teritoriją eina Rail Baltica. Mes kalbėjome tarybos posėdėje, kokie yra savivaldybės tarybos posėdė. Aišku, nuomonė. Aišku, mes turime atstovauti žmonės ir atsižvelgti į jų nuomonės. Tarkim, visuose komitetuose, kur kalbėjome, visi sako, ne, Vaškos nereikia, nes iš principo tai nesprendžia kažkokiu tai kelionių, tai tik tai paima dar gabalą žemės, jo labiau tas geležinkelis nukerta kai kurias lenteles, bet tai jau yra kiti klausimai, kurie išspręsti ir jų nepakeisi. Bet stotis tai papildomas darinys ir jeigu realybėj, jeigu SATas nesinaudo valstybės sienos apsaugos tarnybai, ta stotis nereikalinga patikrinimui irgi menamam, neaišku, ar jo aplamai reikės tarp vidinių Šengeno sienų. Jeigu jos nereikės, tai ten statiniai kažkokie, nors žemė galbūt bus paimta, leista naudotis, bet statiniai kokie ten atsiras, neaišku kada, taip sakant, labai tolimoje ateityje. Tai, kas yra Joniškėly, kur rampos, kur nukėlimas ir technikos yra numatytas, ir kai gali 35 km atstumo nuo sienos, ir patikras visas daryti, ir galiausiai čia prie miestelio, čia ir nuo Šiaulių kelių pasiekiamumas, o ten stotis lauke. Ir todėl įdomu dar argumentai, kodėl jūs reikia. Kaip jie sakė, kad jis kaip argumentavo, sakau, kodėl jums reikia, kad ten yra apgalvota aikštutė muitinės patikrinimų. O jisai sako, kad visos tos bendruomenės, kurias jis atstovaus ir kurie surinks dokumentus ir parašus atvažiuos pašnekėti, kad jie galvoja, kad ten bus traukinių sustojimo aikštutė, iš kurios jie galės atvažiavę palikti savo automobilį ir važiuoti į Panevėžį, į darbą ir panašiai. Aš sakau, ką žmogus, kad aš transliuoju jo nuomonę. Bet žmogus parašyti turi dar raštiškai ir turėtų ateiti tarybos posėdį, prašyti sekretariatų, jeigu bus tada tas klausimas, kad žmogui duoti galimybę. Tai savo nuomonę, kai jis pasakytų ir pasakytų, ką atstovauja, gal su parašais, gal su įgaliojimais atstovauja tas bendruomenės. Ir tokius žmogus pasako, kad tarybos nariai, nes mes atstovaujame bendruomenę, kad mes žinotumėm, ką transliuotų bendruomenė. O kai sprendimą priimsim, tai visą tarybą priimsim sprendimą. Gerai. Taip, Čia jokių problemų. Aš irgi savo nuomonę pasakiau, ką... Aš nesakau, kad
Būtinai reikia išklausyti, jeigu yra dar ir surinks parašų ir išgirsti jų argumentus, jų, kaip sakant, balsą, o mes tarybą apsispręsim, taryba pozityviai. Mes šnekam apie psichinės patikros punktą. Taip. Neuždės valstybės sienos. Ar komunistas sutinka, kad ten bus keleivių pasodinimo sustojimas? Matot, Įsodinimą išsodinimą. vėl, kaip mes žiūrėsim į tą valstybinės sienos apsaugos tarnybos patikrinimus. Iš principo, tai patikrinimai čia turėtų būti tiems greitiesiems traukiniams. Kitaip tariant, neplanuotas greitojo traukinių sustabdymas. Ir tai, kad jį laipins išlaisvins, čia jeigu pandemija, jeigu siena tarp Lietuvos ir Latvijos sudarom, čia apie tokius atvejus kalbėti. Gerai, ačiū. Daugiau kokių būtų klausimų komiteto nariai ar pasiūlym pageidavim, jeigu nėra klausimų, tada komiteto posėdį baigiam. Ačiū dalyvavusiems nuotoliu. Gražios jums dienos tuomet, iki.